Sveiki visi atvykę į mano kanalą, arba tiksliau sakant, sugrįžę į mano kanalą. Mano vardas Monika ir mes jau nesimatėm, man rodos, kokį pusę metų. Šiame video aš jums parodysiu katiną. Čia yra mūsų naujas katinas. Kačiukas naujas, Taja. Ir jinai man neleidžia filmuoti, tai tuoj pabandysiu ją išprašyti ir sugrįšiu. Na, nežinau, gal suveikė mano gudrybė atidaryti spintą, kad ten įeitų ir leistų mums pakalbėti apie rankdarbius. Taigi, ką aš nuveikiau per tuos pusę metų? Per pusę metų aš siuvinėjau, nėriau ir mezgiau. Nežinau, kaip čia dabar įvardinti, bet man rodos, kad man reikia savo siuvinėjimo kanalą pakeisti į mezgimo kanalą. Ir kodėl? Pamatysite šiame visam video. Na ir kaip visada, pradėkime nuo siuvinėjimo. Tai per tuos pusę metų, arba man rodo 7 mėnesius, kai nefilmavau, aš turiu keletą pabaigtukų. Tie pabaigtukai yra nedideli, bet vis tiek pabaigtukai. Tai paskutiniam video rodžiau, kad vasario mėnesį, man atrodo, sausio gale filmavau, arba vasario pradžioj, ir rodžiau, kad siuvinėjau šitą darbą ir aš jį per vasario mėnesį pabaigiau. Tai, jei neklystu, buvo padarytas visas šitas zuikutis, kai matėte, ir per vasario mėnesį aš va šitą eglutę ir visą šią pusę išsiuvinėjau. Tai iš viso čia buvo 1443 kryželiai ir čia vat toks visai gražus pabaigtukas. Taip, sekantis mano pabaigtukas buvo ir, kažin, ar atspėsite koksai? Tai mano ilgai kankintas ir ko neveiktas. Tai yra Anchor tos karvytės, net netelpa visas į vaizdą. Tai vat, kaip atrodo. Na ir kiekvienam video, kai aš jį jums rodydavau, aš vis burbėdavau ant jo. Tai man tas nepatinka, tai man tas nepatinka. Tai baigtas jisai buvo gegužės mėnesį ir padaryta apie 5242 kryželius, jeigu įdomi jums yra statistika. Siuvinėjau, jeigu neklystu, vat nuo šios vietos ir iki pat viršaus. Taip vėliau nelygintas, neskalbtas ir panašiai. Tai matosi visi lankeliai. Ir aš čia turėjau klaidą padarius, čia jau buvau išardžius ir persiuvinėjus. Ir man dar buvo likę čia vat išardyti ir išsiuvinėti iš naujo. Tai vat. Nu, kai išsiuvinėjau, tai visai gražus šitas darbas. Aš niekuomet ir nesakiau, kad jis man negražus. Bet jis, leisdavo paburbėti. Tai vat, koks grožis. Darbas gražus, viskas tvarkoju su juo ir aš turiu dar keletą iš šios serijos dizainų ir taip nesinori jų siuvinėti, nes ir vėl tikėtina reikės burbėti, bet juk šitas taip prašosi į kompaniją kažką. Gal kada nors ir bus naujas pradėtukas, bet ne dabar. Ir dabar pereisime prie procesų. Per visą šį laikotarpį aš pradėjau tik tais vieną darbą, nors jeigu pamenate, bet tikėtina nepamenate, aš priminsiu, kad norint pradėti naują darbą, aš turiu pabaigti kažką seno. Ir tik nepamenu, ar 2 darbus pabaigti, ar 1 pabaigti, bet nesmė, aš 2 pabaigiau, buvau dar sukaupusi iš senesnių pabaigtukų darbus, tai pradėjau 1 darbą. Neparodysiu aš jums viršelio, kaip atrodo, nebent pabandysiu įterpti nuotrauką, jeigu pavyks. Tai štai mano pradėtas darbas ir šis darbas yra susijęs su mezgimu, nes čia bus mezganti varna. Man rodos, pradėjau aš kažkur birželio gegužės mėnesį, tiksliai nepasakysiu. Siuvinėjau 32 kaunto Evo Vintage Mokas spalvos, o dar pamenu. Tai iš pat pradžių pradėjau siuvinėti iš popierinės schemos. Čia yra autorinė schema. Autorė neduoda nei sagos varianto, nei kažkokio kito varianto, kur galėčiau siuvinėti. Tai pradėjau siuvinėti iš popierinės schemos ir gerai, kad aš turiu labai gerą draugę, kuri man sutiko pagelbėti ir Ilona man padarė sagos variantą. Tai dabar siuvinėjau iš sagos,
Tai čia yra iš viso padaryti 889 kryžiukai, tai iš viso čia yra 10% viso darbo. Kitas mano siuvinėjimas darbas pradėtas judinti šiais metais birželio mėnesį, nes visgi atėjo vasara ir vasara norėjos kažkokio vasarinio dizaino. Tai pasižiūrėjau savo pradėtukus ir turiu pradėjus šitą žuvėdrą. Cottage Garden dizainas ir siuvinėjau aš iš sagos varianto, sagos. Ir turiu štai tiek, tai nuo birželio iki dabar padariau 1000 kryželių, bet čia įeina ir rugpjūčio mėnuo, tai aš vakar čia vat pasiuvinėjau. Čia gavosi apie 100 kryželių. Nu, tai galim sakyti, čia yra birželio ir liepos rezultatas. Tai per birželį ir liepą aš išsiuvinėjau čia ir man atrodo, kad rankų dažymo siūlų užsiuvinėjau, nes buvau palikus, čia va šičia, nes buvau palikus ir galvoju siuvinėti tiesiog DMC siūlų, bet nusprendžiau, kad visgi rekomenduojamas DMC siūlas yra labai panašus su šituo ir man beveik nesiskirs ir visgi reikia tą rankų dažymo siūlą įsigyti, tai nusipirkau ir Ilona kažkurio siuntiniu man atsiuntė. Tai vat koks grožis. Ir šitas darbas buvo įtrauktas į 2025 metų pabaigtukų planą. Nežinau, ar man pavyks baigti, nes liko tik tais 4000 kryželių iki darbo galo. Bet per rugpjūtį tikrai nepasibaigs, o nežinau, ar norėsiu siuvinėti rudeniui ar tą vieną žiemos mėnesį. Kitas mano procesas yra Dimensions švyturys. Ir jeigu pamenate, prie tam video minėjau, kad aš užsirašiau į tokį Dimension Sal, kur reikėtų į mėnesį bent jau minimum 500 kryžiukų išsiuvinėti. Tai aš šito plano ir laikausi, išsiuvinėjau 500 per mėnesį. Tai štai kiek yra. Labai gražiai gaunas, ne veltui Dimensions. Iš tikrųjų, čia jau yra 50%. Liko tik 500 kryžiukų pilnų ir, čia vat, stogas, švyturys ir keletas debesėlis ir visa kita yra pusiniai arba biesas. Biesas dar netoks ir baisus, kiek čia tas toks long stitch, kur reikėtų siuvinėti ir aš nežinau, ar aš tą darysiu, ar aš tiesiog paimsiu, subiesinsiu ir viskas, ar pirmą reikia išplauti ir tada bandyti tuos ilgus daryti. Neįsivaizduoju, bet vat, šitas long stitchas tai man tikrai nepadės užbaigti tiksliau šito darbo, nes aš dabar kai siuvinėju, tai stengiuosi biesą daryti iš karto. Tai jeigu čia būtų tiesiog biesas, aš jau, man atrodo, būčiau apibiesinus tą, ką galėjus, bet dabar aš kylu į viršų ir toliau siuvinėju, nes bieso tai čia kažkur bus, gal valtelė normali tuo bieso išsiuvinėjama čia ir viskas, o čia tie long stitchai tai man šiurpą kelia, ir žinoma dar French knotai bus. Ir irgi liko tik 4000 kryžiukų. Bet per šios metus nepabaigsiu, nes dar man reikia 8 mėnesių. Tai kažkur, jeigu taip ir toliau siuvinėsiu po 500, tai balandį kitų metų ir bus pabaigtukas. Nebent susiimsiu ir galvosiu, kas čia liko tik 1000 ar koks 2000 reikia paimti ir pabaigti. Visko gali šauti į galvą. Ir pagrindinis mano procesas tai yra Mereškos Gdanskas. Iš tikrųjų, tai tik dėl šito proceso aš jums ir filmuoju video, nes man jau reikėjo perkelti medžiagą ir galvoju, kad perkelsiu medžiagą, tai jau parodysiu visą, ką turiu. Tai va, štai toks grožis. Aš labai noriu aplankyti Gdanską. Čia išsiuvinėjau nuo gegužės mėnesio, ar nuo kovo mėnesio, man atrodo, pradėjau, taip, nuo kovo mėnesio pradėjau siuvinėti, bet gegužės mėnesį aš jo nepajudinau. Tai iš viso išsiuvinėjau, jeigu įdomi jums yra statistika, tai apie 9000 kryžiukų. Šiai dienai yra 73% darbo, buvo 50. Ir man liko nepilnai 10 000 kryžiukų iki pabaigos. Ir, bet tai kaip jisai fainai siuvinėjasi. Aišku, įdomiausia dalis man va šitie spalvoti nameliai jau yra baigti. Liko čia truputėlį
kryžiukų išliks vien tik pusiniai ir biesas. Bet tai taip gražiai siuvinėjasi. Taip gražiai gaunasi. Tai, nerealiai. Nerealiai gražus. Ir aš dabar pastebėjau, kad šiuo momentu aš esu palikusi vieno darbo siuvinėtoje. Tai mėnesio pradžioje visada išsiuvinėjau Gdanstą, Dimensions tuos 500 ir tada siuvinėjau Gdanską ir karts nuo karto, kai yra mažai laiko, tarkim kokia valanda, pusvalandis ar ką, tai imu paprastesnius tuos dizainus, tai žuvėdrą arba tą mezgančią varną, nes čia reikia truputėlį daugiau, vis tiek siuvinėjau ant rėmo, reikia susiruošti viską, bet siuvinėjas labai, labai fainai. Tai va, ir dabar turėtumėm pereiti prie pirkinukų. Na ir buvau minėjus, kad šiais metais aš nieko nepirksiu, tai galima sakyti, ne šiais metais, pusę metų nuo metų pradžios aš nieko nepirksiu, tai galima sakyti, aš šitą ir įgyvendinau, išskyrus suklupau birželio mėnesį, ar Liepą, bet aš jau Liepą galėjau pirkti. Tai Liepos mėnesį buvo siuvinėtojų susitikimas Vilniuje, tai ten pasižiūrėjom darbus, visus įkvėpimo, kaip ir gavau siuvinėti, bet nieko naujo nepradėjau, siuvinėjau savo tolimesnius darbus ir buvom susitikę su Laura ir aš galvoju, man labai patiko Lauros vienas dizainas su meškom ir galvoju, reikia nusipirkti ir lietuvaitės schemą, nes aš tikrai noriu tą mešką siuvinėti ant toks sampleris ir kaip, negaliu parodyti, nes mano planšetė išsikriaus, veikia tik ant laido. Ir dar vieną schemą nusipirkau, tokią avį ir pirmas sykį man davė Fantastič, nežinau kaip vadinasi. Ta programėlė, reiškia, siuvinėjimo programėlė, tai davė ten jau iškart schemą, tai norisi išbandyti tą programą, tai norisi ir pradėti tą darbą siuvinėti, bet aš dabar, kaip pastebėjau, esu vieno darbo siuvinėtoje, noriu siuvinėti ir pabaigti kažką iš savo turimų darbų. Kai siuvinėjai po truputį, tai jokio rezultato nėra, bet čia iškart yra rezultatas, nes nebuvo, čia šito nebuvo dangaus ir nebuvo viso šito, tai iškart matosi, kaip pagyvėja darbas. Na ir čia su siuvinėjimu bus viskas. Na ir nepaminėjau, kad, siuvinėjimo daly nepaminėjau, kad iš viso aš išsiuvinėjau per tą laikotarpį, kol manęs nebuvo YouTube'e, 21 000 kryželių. Ganėtinai mažai palyginus su senesniu mano tempu. Tiek to. Na, ir pereikim dabar prie nerimo. Nerimo darbų neturiu labai daug, tai parodysiu keletą. Tai nunėriau štai tokią servetėlę, kuri jums labai, labai sunkiai matosi. Tai čia toks reljefinis servetėlė ir šita servetėlė jau yra sutvarkyta, išskalbta ir išblokuota. Tik kad jinai man labai graži, tik kad neturiu kur laikyti, nes dabar jeigu būtų laikoma ant kokio stalo, tai dabar aš ją, nežinau kokiu pavidalu parodyčiau, nes, katinai yra katinai. Servetėlė iš tokių pat siūlų, tai štai tokia, tik jinai dar yra neužbaigta, kaip neužbaigta, neartėtai užbaigta, bet nėra nei siūlas paslėptas, nei išskalbta ir išblokuota. Tai čia toks vaflis, galėčiau paminėti. Vaflinė servetėlė. Atrodo, iš tikrųjų, tai labai sudėtinga, bent jau man, kai aš pamačiau nertą, tai plaukų pilna katinų, arba mano, tiek to. Bet iš tikrųjų nerisi labai, labai lengvai. Kaip sakant, akis bijo, rankos daro. Tai čia yra ukrainietės schemos abi. Ir pas ją yra labai, labai gražių servetėlių schemų. Tai tiek iš baigtų darbų.
Buvo baigtas nerti ir vienas žaisliukas, bet aš jo su savim jau nebeturiu, nes iškeliavo pas Iloną. Tai dabar parodysiu procesus. Tai bandau nerti štai tokią rankinę. Štai tokių siūlų, net nepasakysiu nei firmos, dabar tikrai nepamenu, bet žodžiu, šitie siūlai pas mane gulėjo, grubiai tariant, kokius tikrai 8 metus, jei nedaugiau, spintoj, ir aš dabar galvoju, reikia kažką su jais sugalvoti padaryti, ir sugalvojau rankinuką. Ir turiu šių kamuoliukų kiekvienos spalvos po 2. Tai bandau naudoti spalvas, kurios plius minus dera tarpusavyje. Tai vat su šita užbaigsiu ir tada, man rodos, liks šviesiai kakavinė ir balta, arba tik balta. Bet aišku, šitą rankinę pradėjau nerti kažkur gal gegužės mėnesį, gegužės gale. Taip, norėjau vasarai tokią rankinuką lengvutį, nes jis lengvas yra, nors iš tokių siūlų mezgama, bet lengvas, ne taip kaip iš virvės, kai megstum, nertum. Nes iš virvės turiu nusinėrusi rankinės, bet man jos ganėtinai sunkios, o aš mėgstu rankinį neštis knygą, tai po truputį neriu. Kas gausis, nežinau, gal kokia žiema. Tokiu tempu, kaip dabar aš ją neriu, tai žiemai bus ir kaip tik juoko forma. Na ir neriu tokį, žaisliuką neriu. Žinoma, kad žaisliuką aš neriu, tai tokį ančiasnapį. Tai jau kūnas beveik pabaigtas, tik reikia galvą sujungti su kūnu, padaryti snapą ir plaukus, ir tada veiduką išformuoti, ir tada rubelius nunerti, ir bus viskas. Tik kas man gavosi, aš nežinau, kada aš jį pradėjau nerti. Gali būti dar žiemą ir su protarpiais. Mesgiau. Numesgiau tas 2 rankas, numesgiau vieną koją ir tada kitą koją po kokio mėnesio mezgiau. Ir žinoma, kad viena koja buvo laisviau nerta, o kita jau labiau suveržta. Tai jos gavosi nevienodos. Tai buvo sprendimo būdas arba per naujo pernerti tą vieną koją, bet ir galva yra nerta laisviau negu visas kūnas. Bet aš galvoju, taip, pateisinu savo netaisymą tokių klaidų, tuo, kad, visgi nieko nėra vienodo, nei gyvūniai pas žmonės, nei pas gyvūnus tikėtina. Tai jeigu viena koja bus stambesnė, kita tokia plonesnė, viena didesnė, kita mažesnė, nieko baisaus. Aš save taip pateisinu ir man tas toks pateisinimas man tinka, svarbiausia. Svarbiausia man tinka, nes aš, vis tiek jo neparduosiu, jis tikėtina liks pas mane, nes aš savo darbų nepardavinėju. Tikiuosi, kai kitą kartą filmuosiu, tai turėsiu pabaigtą darbą, nes šiaip noriu šiandien, galbūt netgi bent jau susiūti, nes susiuvimas man yra kosminis dalykas. Na ir nerime su procesais ir darbais, kaip ir viskas. Turėjau keletą pirkinių. Žinoma, kad pirkau nertų žaisliukų schemas, kurių parodyti aš neturiu galimybės, bet pirkau ir keletą knygų ir vašelių. Tai mano mėgstamiausias vašelis, su kuriuo aš mezgu, tai yra neriu Tulip Rose, šitas rožinis, bet tą žaisliuką, kur rodžiau, mezgu. Kodėl aš visada noriu sakyti mezgu. Tai žaisliuką neriu su Tulip tokiu pilku. Mano rinkinys, visas vašelių turimas yra Tulip Rose. Aš išbandžiau tokį Tulip Red man nepatiko. Tai šitas man mėgstamiausias yra. Ir Tulip išleido naują vašelio kolekciją. Tai tokios lavandinės spalvos. Tai žinoma, nusipirkau ir labai noriu su juo išbandyti nerimą. Todėl noriu pabaigti tą darbą, kur dabar neriu, ir pradėti kažkokį tais naują. Nes kodėl neriu šitą darbą, tą ančiasnapį su šiuo vašeliu,
nes čia reikalauja antro numerio pagal aprašymą ir tokius siūlus, nors aš visada iš tų siūlų nerdavau su 2,25 arba 2,5. Ir man kažkaip nepatogu, labai sunkiai nerėsi su Rose vašeliu antro numerio, tai su šituo man žymiai lengviau. Nu, tai todėl šitą ir naudoju. Bet ašgi mėgstu vašelius, tai turėjau išbandyti. Per šį mėnesį, per tą pusę metų laikotarpį išbandžiau ir dar vieną vašelį, kur, nežinau, man nepavyko nunerti net normaliai 2 eilių. Aš jo net nerodysiu. Nes nerodysiu todėl, kad neturiu, nebežinau, kur jis yra, nes tikrai ten man buvo bereikalingai išmesti pinigai ir tas vašelis kainavo ne 4 eurus, ne 5 eurus, o 15 ar 16 eurų, tai čia buvo patys bereikalingiausiai išmesti pinigai. Ir dar vieną naujieną, ką pamačiau Nerimo vašeliuose, Nerimo pasaulyje arba Nerimo vašelius, tai va tokie Knit Pro vašeliai. Ir kodėl čia naujiena yra, nes čia šitas keičiasi, va taip atsisuka ir rankenėlę turi ir gali keisti patį šitą. Tai kaip yra mezgimo prisukami virbalai, tai dabar atsirado ir Nerimo vašelio. Tai toks. Pamegzti truputėlį bandžiau, tai pamegzti. Nu, kodėl aš noriu vartoti tą megzti? Nes dabar vien tik mezgu, tai pas mane viskas yra megzti. Nerti su juo tikrai galima. Palyginti su tuo vašeliu, kur aš buvau pirkus už 16 eurų, tada paėmiau su šiuo pabandyti, tai su šiuo nerti galima. Man truputį nepatogu, nes aš vašelį, kai neriu, tai laikau kaip tušinuką. Bet jeigu jūs laikote šitaip, tai tikrai yra patogiau. Tai aš su juo ką nors tikrai nunersiu. Turėsiu kokį nors pabaigtuką. Štai tokį žurnalo knygą, nežinau kaip čia pavadinti. Nerimo, tai čia yra nerti rūbai, aksesuarai, panašiai vat. Visokie. Grožiai, tai kažką aš tikrai bandysiu irgi nusinerti. Žinoma, kad bandysiu štai šitą terbelę. Nes noriu kokiam mezgimo projektui. Ir čia visai toks nieko krepšys. Pradėsim nuo smulkmenų ir kada nors kokį rūbą išdrįsiu nunerti. Tai va, kita knyga mano pirkta yra Amigurumi nertų. Tai yra nertų žaisliukų iš pliušinių siūlų. Štai tokia. Ir aš esu labai gera pirkėja parduotuvėms, bet ne savo. Nes aš pamačiau piešinuką ir man pamačiau nuotraukas, kokie žaisliukai yra šioje knygoje ir aš pirkau. Nieko neskaičiau absoliučiai, kas ten parašyta yra. Ir gaunu aš tą knygą ir žinokit, parašyta tai vokiečių kalba. Aš tai vokiečių kalba, nei bumbum. Jau buvo pas mane tokia situacija, kad buvau knygą nusipirkusi turkų kalba. Ir, aš su Google vertėju ten išsiverčiau, bandžiau nerti, bet man nekilo noras, tai galiausiai nusipirkau aprašymą to žaisliuko, kurį aš nėriau anglų kalba ir su anglų kalba nunėriau viskas normaliai. Ir dabar aš jau tą knygą turkų kalba pardaviau. Tai dabar nusipirkau vokiečių kalbą, tai bandysiu nerti vokiečių kalbą. Bet matot, rankdarbiai moko mus kitų kalbų. Bent jau mane, tai tikrai. Pavyzdžiui, dabar pereinant prie mezgimo, tai aš mezgime aprašymus skaitau anglų kalba ir man atrodo, jeigu aš gaučiau dabar aprašymą lietuvių kalbą megzti, tai aš nesusigaudyčiau, ko iš manęs nori. Tiesiog išmoksti tam tikrus terminus ir kita kalba jau yra sunkiai. Tai va, su nerimu irgi viskas. Ir dabar liko didžioji dalis, tai yra mezgimas. Ir pamatysit, dėl ko aš sakau, kad tikėtina mano kanalą reikia pervadinti į mezgimo kažkokį kanalą. Aišku, aš nieko kaip megzti jūsų neišmokysiu, tiesiog parodysiu, ką aš mezgu. Ir pereinam prie mezgimo. Tai turiu keletą pabaigtukų. Pirmas mano pabaigtukas, kurį aš jums parodysiu, bet ne pirmas pabaigtas,
yra mano pirmasis megztinis. Aš nežinau, kaip čia reikia parodyti ant stalo, kad viskas matytųsi. Vat kokios rankovės, pūstos ir tai, na kažkaip taip parodau. Mezgiau čia dryžiais, čia apvaliai mano, čia mano pats pirmasis megztinis gyvenime numegztas. Tai, nežinau, nuo ko pradėti, megzta iš Drop Slimas siūlų. Šiai minutė dar yra neplautas, neblokuotas, tiesiog užbaigtas ir viskas, nes, neskubu, nes užbaigiau vasarą, Liepos mėnesį, man rodos, o gal ir birželį. Ir galvoju, kam čia skubėti, aš palauksiu, nes visgi bijau skalbti, bijau, kad arba kad nesusitrauktų, arba kad neištystų, nes skalbsiu tai rankomis, bet planuoju dėti į skalbimo mašiną išgręžti. Yra klaidų, bet plaukai užstos, nieks nematys, tai klaida yra nugaroj, keičiant spalvą, tai tik toj vietoje yra iki pažastų, nes paskui išsiaiškinau, kaip daryti be klaidos ir toliau viskas yra gražiai. Tai primenu, kad aš tai mokėjau megzti tik kojines ir aš galvojau, kad geras ir blogas akis aš moku, tai viskas tvarkoj, tai man reikėjo, aš nemokėjau megzti kažkokio didesnio daikto apart kojines, tai dabar turiu pirmą megztuką. Ir dar kodėl aš bijau skalbti, tai bijau dėl rankovių, nes gali būti, kad teks ardyti. Čia yra megzta pagal Petit Knit aprašymą, nepamenu pavadinimo ir neturiu dabar aprašymo po ranka, bet pagal originalą turėtų būti megzta iš moheros siūlo, tai turėtų būti visiškai kitoks megztinis, negu man gavosi. Aš savo kaip pirmą megztinį sugalvojau pasisunkinti, megzti dryžiais, nes man pasirodė, kad vieną spalvą megzti megztuką bus nuobodu. Ir aš mezgiau pagal tą aprašymą, tik kitokiais siūlais, kas su tom rankovėm yra blogai. Aš mezgiau pagal aprašymą, kaip ir minėjau, ten buvo visiškai kitokios rankovės ir reikėjo čia jau dvi akis išmegzti vieną ir tada daryti atnarėlę. Aš taip ir padariau ir užbaigiau Italian Bind Off metodu. Ir man spaudžia ranką. Ypač aš kai mezgiau pirmą šitą rankovę, tai man pirmas tik dariau tą bind offą ir suspaudžiau ir čia yra toks, turėtų būti laisva, bet ties tam tikra vieta sustoja. Ir turiu klaidą. Kažkas čia gal siūlas likęs, kur užkaišiu, nežinau. Žodžiu, vėliau ištaisysiu. Ir man spaudžia ir galvoju, aš tikiuosi, kad skalbimas man pagelbė šioje situacijoje. Ir tokios rankovės man gavosi, aš pabijojau ilgesnės megzti, tai gavosi truputį iki čia. Ir aš galvoju, galbūt ištys po skalbimo ir man viskas bus gerai. Tai jeigu neištys po skalbimo ir čia net laisvės, tai gali būti, kad man teks visą šitą nuardyti ir dar bent vieną eilę numegzti. Čia gautus net ne vieną eilę, gautus dvi, nes reikėtų vieną tokią numegzti ir dar vieną šią spalvą. Man atrodo, kad man bus kaip ir su nerimu, kaip ir su siuvinėjimu, aš užbaigti galiu, bet išskalbti, išlyginti ir visą tą padaryti man yra problemų. Bet jeigu noriu nešioti megztinį, tai tą reikės padaryti. Tai ir čia užbaigta su tuo pačiu Italian Bind Off. Bet kaip filmuoju, žiūriu, matau visokias klaidas. Tiek to pirmas megztinis, viskas yra atleistina. Bet čia sudėjau akis, tai ne Bind Off metodu, o tiesiog paprastai. Ir kadangi, aš sakau, aš geras blogas akis moku išmegzti, o kad yra dar ir persuktos akis ir kad aš netai blogas mezgu, nes antroji pusė gaunasi štai tokios geros persuktos akis, nors iš tikrųjų taip neturėtų būti. Turėtų būti taip pat gražiai, kaip ir gerojoj pusėje. Bet pirmas megztinis ir jis turi būti su klaidom. Tai va. Su šiuo pabaigtuku kaip ir viskas. Seni geri pabaigtukai, ir vėl kojinės. Pabaigiau kojinės.
Nežinau, ar buvau rodžiusi jas pradėtas. Bet čia yra iš tokio About Berlin tokio siūlo, tai čia sudėti 70% vilna, 25% poliamidas ir 5% kašmyras. Tai va, turėsiu truputį kašmyrinės kojinės. Ir ką aš irgi neskalbtus, neblokuotus, va viskas kaip atrodo. Ir išbandžiau kulną pagal megzti paprastą video, kad, kaip čia nežinau, šachmatais, užmiršau kaip vadinasi, tas mezgimas, kad viena gera, viena bloga ir po to atvirkščiai. Kita eilė darai. Nu, tai gaunasi tokia šachmatinė. Tai kaip nešiojasi ir kaip bus ant kojos, neįsivaizduoju. Bet bent jau kažką naujo norėjau išbandyti ir kojinių mezgime. Kas su šito buvo juokingiausia, aš jau prieš, man atrodo, bandžiau su šito siūlo megzti prieš 2 metus, kai keliavau į Amsterdamą. Norėjau pradėti šių siūlų megzti, buvau užsidėjus akis. Ir aš vis mažinau virbalą, kad netgi sumažinau tada iki 1,75 ir man vis tiek atrodė, kad tas virbalas vis tiek yra per didelis šiam siūlui, nes aš vis dar nemoku atitaikyti virbalą su siūlu. Galvoju, per mažas, aš jau tada jau galvoju, mažesnio virbalo neturit, pasėmiau kitą kojinę, megzti ir viskas. O ką aš dariau su šita kojinė? Jeigu aš tada galvoju, kad 1,75 man yra per didelis virbalas ir reikia dar mažinti, tai aš dabar tiesiog pasėmiau 2,25 ir mezgiau. Ir viskas gavosi, nepasakyčiau, kad virbalas buvo parinktas per didelis. Kas man susišvietė, jeigu tada man atrodo 1,75 per didelis, megsiu 2,25, kuri, mezgiau, gavosi gerai. Antras pabaigtukas, trečias pabaigtukas buvo Sofijos skarelė. Čia tokia mini skarelė. Irgi dar neišplauta, bet bent jau siūlai užkaišiuoti. Tai vat, jeigu paklaustumėt, kas čia per 2 siūlai, nežinau. Man kažkokie Katijos siūlai. Aš tiesiog, kaip čia įvardinti, net nežinau, ar tuo momentu, pasigaminom svetainėje baldus ir aš turiu dabar siūlų spintą ir tų siūlų turiu ganėtinai daug, aišku, didžiausia dalis yra nerimo. Ir čia buvo kažkokie siūlai, 2 matkeliai, nežinau kam pirkti, bet aš tada kai pirkau, aš nieko doro nemezgiau. Geriausia atveju, ką aš mezgiau, tai telefono dėkliuką. Ir kam aš tuos siūlus nusipirkau, neaišku, bet tikėtina dėl to, kad mėlyna spalva. Tai va, turėjau 2 matkelius ir galvoju, kur aš juos dėsiu. Tai sumezgiau į Sofijos skarelę. Vienas matkelis išėjo į priekį, antras matkelis mažinimas. Bet dar nenešiojau, nes dar neskalbta. Bet jis toks porus, minkštas, švelnus. Ir birželio mėnesį, kai pradėjome atostogauti su tais mūsų lietuviškais orais, nuėjom su vyru į koncertą ir man buvo šalta. Šalo iš tikro kaklas ir galvoju, kaip aš čia nieko neturiu, vasaros metu skarelės jokios neturiu. Šaliko kažkokio taigi nesidėsi, nesgi vasara. Apie šitą dalyką, kad turiu, aš buvau užmiršus ir galvoju, atostogos reikia pradėti kažką nusimegzti tam kaklui, kad galėčiau nešioti vasaros metu. Turėjau, man rodos, Cardiff kašmyro 2 matkelius ir žinoma, ką aš mezgiau. Mezgiau Sofijos skarelę tą pačią, kur prieš tai rodžiau, nes tą užmiršau, kad turiu. Ir žinoma, kaip numezgiau, bet užkaišioti galų ir skalbti nesugebėjau. Tikiuosi iki rudenio aš visą šitą sutvarkysiu ir galėsiu nešioti tą visų išgirtą kašmyrą. Taip, jis švelnus. Mezgiau su 3,5 virbalais, man rodos, arba su 3 numeriu. Irgi nepamenu. Reikia turėti mezgimo užrašus, nes dabar aš nepamenu, ta atmintis tokia. Ir su pabaigtukais viskas su pabaigtukais. Bet mezgime aš turiu procesų užsiveisusi, man atrodo, tiek pat, kiek ir siuvinu, ne tiek pat perdedu, bet mezgime procesų užsiveisiau irgi nemažai. Kodėl? Todėl, kad aš lankau kursus ir ties ta vieta, kai jau prasideda tiesus mezgimas, man reikia kažką naujo pradėti, nes tiesiai megzti aš galiu ir be kursų. Ir pradėkim nuo labai dažnai matyto pas mane kanale mezgamo daikto, tai yra kojinių. Tai pradėjau kojinę iš štai šitą. Tokia rožinė
iš man dovanotų siūlų Ilonos. Vis Ilona primena, kad aš nieko nemezgu iš jos dovanotų ar parvežtų iš kelionių siūlų. Tai vat taisau padėtį ir pradėjau megzti. Vat iš štai šios firmos kojinių. Iš tikrųjų, maščiau gal kokią skarelę megzti iš jų, bet visgi laimėjo kojinę. Ir vat viskas rožinė. Viskas rožinė, netgi ir virbalai. Virbalo valas rožinis, tai čia yra virbalai Adi Unicorn, kaip aš mėgstu išbandinėti nerimo vašelius, taip mėgstu ir virbalus išbandyti. Tai kojinės man mėgsti kaip ir viskas, su juo patinka, valas viskas gerai. Čia šiaip metaliniai turėtų būti virbalai, bet toks jausmas, kai mezgu, kad jie yra plasmasiniai. Vat jau čia, man rodos, mano kursai pravertė, mano antra išvirkščioji pusė, kur gavosi geros akys, nepersuktos. Kaip ir geroji pusė, taip ir blogoji pusė. Pagaliau supratau, kame reikalas. Tai va, gausis graži kojinė, bet aš ją jau mezgu ilgai. Man atrodo, aš pradėjau birželį. Aš viską pradėjau birželį. Ir man čia yra tik pirma kojinė. Ir man lėtai mezgasi kojinės, faktas dėl ko, nes mezgu didesnius dalykus. Tai dabar pereisiu prie tokio kito proceso. Užsirašiau Instagrame, aš į Mezgame kartu projektą megzti tokias islas skareles. Jei teisingai pamenu pas Daumantę. Tai va, aš pradėjau megzti tą skarelę, štai kiek turiu. Ir pradėjau nieko nežinodama, nieko nepagalvodama, tik vėliau, kai numezgiau šitą visą dalį, pagalvojau. Ašgi skarelę, kuri bus dedama ant kaklo, mezgu iš 100% vilnos. Tai iš Tin per Gint, man atrodo, Sadness Garner mezgu. Ir tada, kai sugalvojau užsidėti ant kaklo, man bado kaklą ir aš galvojau, ką daryti. Ar megzti toliau ir kažkam, kam nebado atiduoti tą skarelę, ar permegzti. Tai, tadam. Turiu štai restartą. Pirmas mano restartas mezgime. Net siuvinėjime, o gal siuvinėjime esu turėjus restartą, man atrodo. Tai va, ir mezgime turiu pirmą restartas. Spalvos biškai skiriasi, nes siūlai yra visiškai skirtingų firmų. Čia dabar aš mezgu iš Lana Gata VIP siūlų. Merino vilna ir man rodos kašmyras sudėti. Tai čia iškart yra švelnesnė. Iškart maloniau bus ant kaklo. Ir va turiu tokį pavyzdį, kad kartais reikia galvoti arba pasiklausti labiau išmanančių žmonių, nes 100% vilna ir man atrodo, čia yra islandiška ir norvegiška vilna, kuri labai badosi. Aš galvojau, kol mes girdėdi ant rankos, tol viskas yra gerai, nesibado, bet pasirodo, mano kaklas yra tikėtinai jautresnis ir tik užsidedu bado, tai kaip reikėtų man vis nešioti ilgesnį laiką. Mezgu pagal aprašymą, bet juo nesivadovauju iki galo, nes dabar numezgus šitas 4 reikėtų jau užbaiginėti, megzti vienspalviai ir būtų pabaiga. Ir man toks jausmas, aš tokios skarelės neužsidėsiu ant kaklo, čia geriausiu atveju šuniukui. Kokiam ant kaklo užsidėta skarelė, o ne man, tai todėl daugiau mezgu visą šitą raštą ir mezgu šitą darbą su Čiagų 3 numerio virbalais. Ir jeigu kojinėm megzti man Čiagų nelabai suėjo, bet skareliai šitai megzti man patinka ir tikėtina su kitais virbalai. Su didesnio dydžio man sueitų ir aš dabar esu tokiam apmąstyme, nes artėjo mano gimtadienis ir vyro aš noriu užsiprašyti virbalų. Tai jau atkrito keletas mano iš norų, nes nusipirkau vieną virbalų komplektuką pabandymui, nes visgi virbalų komplekto kaina yra ganėtinai didelė, tai pirkau atskirai, kad išbandyti, ar man patiks. Tai buvo Čiagų Short Twist 8 ir 5 cm. Tai man niekaip nesuėjo, nepaėjo tie virbalai, man skauda neriešą, delną su juo mezgant, tai kas mezga iš tokių virbalų, tai jums pagarba, nes aš neįsivaizduoju, kaip su jais megzti. Mezgu su 10 cm irgi skauda, bet su 8,5 ir
5 cm virbalų, tai ten, kosmosas man. Šitas nėra pagrindinis mano darbas mezgamas, todėl jisai juda ganėtinai lėtai. Ganėtinai lėtai ir tada, kaip pavyzdžiui, megztinį damezgu iki rankovių, reikia daryti uždarimą, kas man nėra iš tas mėgstamiausias. Nėra sunku, reikia prisiversti jį padaryti ir kaip pradedi daryti, tai viskas. Ten 1, 2 ir pabaigi, bet reikia psichologiškai nusiteikti. Tai va, na ir dabar pereinam prie didesnių projektų, tai yra megztiniai. Tai čia vat, vienas megztinis mano guli štai tokioj tašiai ir jis dar yra procese. Tai tuoj parodysim, ištrauksim. Tai tiksliau, čia yra mano antras megztinis. Tai vat, kiek turiu. Tai šiam megztinį yra visko. Tai žakardas, tinginio žakardas, nes čia porą eilių yra žakardų mezgama, tai man ir tos porą eilių su ilgai mezgasi, tai neįsivaizduoju, jeigu būtų visas ten žakardas su visais paveiksliukais. Tai pradėkim. Čia man kokios naujos technikos buvo išbandytos. Tai žinoma, žakardas. Čia jau matau vieną klaidą. Ne klaidą, taip jau. Tai nauja technika. Italian cast on reikėjo surinkti akis kaklui ir toliau viską megzt. German short rows buvo daromos, buvo trumpintos eilės. Na ir žinoma, žakardas. Tai aš čia kalbu, bet neparodžiau, kas čia per du megztinis. Tai čia yra petit knit aprašymas. Iš tikrųjų, petit knit aprašymai yra pradedančiosioms labai geri dalykai. Tai čia jau galiu parodyti, kaip turėtų gautis. Tai čia toks case sweater. Mezgu XL dydį, bet tenka man čia improvizuoti truputėlį. Dar ne vienas megztukas nėra mezgamas be improvizacijos. Tai pagal aprašymą čia yra mezgamas su Filcolanos Peruvian siūlu, bet jį turėtumėm kartu sudėti su alpaka. Man patarė mano mezgimo mokytoja, kad megzti iš vieno siūlo, nes jeigu aš dar įdėsiu alpaką, bus per karšta Lietuvos oram. Na, tai aš tą ir darau ir automatiškai, kadangi mezgu iš vieno siūlo, aš nepataikau į, nežinau kaip lietuviškai vadinti, į tą tankį. Ir nes visas šitas megztukas turėtų būti mezgamas, jeigu mezgi su 2 siūlais, su 4,5 virbalų ir 4. Aš mezgu su 3,75. Tai man, kai mezgiau pagal aprašymą, man rankovės reikėjo perskirimo į rankovių, reikėjo truputį daugiau megzti ir automatiškai aš jau nebe į tą žakardą. Jeigu megztume, tarkim, tiesiog gerom akim, tai nieko čia baisus nebūtų, bet kai mezgu žakardą, tai reikia, kad ir rankovėse gautųsi žakardas normaliai, o žakardo tai yra 4 akės raštas. Tai teko paimprovizuoti tam tikrose vietose. Nepaimprovizuoti, daryti taip, kad sutaptų. Ką dar norėjau pasakyti su šiuo mezginiu. Tai va, kaklą mezgiau, aišku, Magical Loop metodu ir man gavosi va čia toks perskirimas. Nors aš su Magical Loop metodu mezgu kojines. Jau tų kojinių tiek esu numezgus ir ten tokio dalyko nėra. O va čia vat yra. Ar čia kažkokia akis, kas čia? Nesuprantu, kas čia pasidarė. Ir aišku, geroji pusė. Niekad nepagalvojau čia daryti nugarą. Bet aš pamačiau jau per vėlai. Aš nenoriu ardyti, tai vat, gal... Nieko. Gal skalbimas pagelbės. Tai va, čia ir... Vat. Ir rankovė jau viena baigta. Čia perskirta ant tokių šniurgalių surinktos akis. Ir dabar liko numegzti antrą rankovę ir tada eiti prie kūno. Turiu įtarimą, kad man šitos rankovės bus didelės. Nesustoti ties
ta vieta man būtų per trumpos rankovės. Ir jeigu mesgi toliau baltą, tai turiu visą šitą raštą išmegzti, negaliu ties pusę pabaigti ir tada daryti rankovės. Tai ir čia reikėjo pamegzti, ir čia keletą. Tai vietoj, čia pagal aprašymą turėtų būti 9 cm rankovių. Viena gera, viena bloga mezgama, bet aš įdėjau tik 7 cm, nes galvoju, 9 man jau bus tikrai per daug didelės. Nežinau, kaip šitas siūlas bus po skalbimo, nes pasakysiu, aš visgi esu tinginė ir tingiu tuos mėginėlius megztis ir juos išskalbti. Tai mėginėlį šiam aš tai tikrai nusimezgiau, nes norėjau pažiūrėti, su kokiu virbalu megzti. Tai aš mėginėlius pasimezgiau, bet tas mėginėlis tai yra man, kaip čia pasakyti, ne 10 cm aukščio dariau, o ten kokias 10 eilių tik tais išmezgiau, geriausiu atveju. Ir, neskalbiau. Tai nežinau, kaip siūlas ar pasileis, ar bus toks pat. Tai dabar jau liko nuobodžioji dalis, tai tos rankovės ir toliau čia vis tiesiai megzti. Pagalvoju, tada reikėjo, kai jau atėjau į tą vietą, kur tik rankovės liko ir liko kūnas, tai reikėjo sugalvoti, kokį kitą megztinį megzti. Tai aš sugalvojau, ką kitą megzti. Galvojau, reikia pasimokinti megzti megztuką su sagom. Tai, arba kitaip, kaip aš vadinu, kardiganas. Tai irgi. Išsirinkau petitkinį tą prašymą. Aš neturiu, kaip atrodo priekis. Turiu, kaip atrodo nugara. Tai štai, nugara atrodo šitaip. Ir dabar kas man gaunasi. Va, turiu. Šitokį. Pirmyn atgal, mezgu rankovę ir perėjau prie Magic Loop metodų. Tai, kaip pečiai įdomiai atrodo. Ir čia mezgu aš iš štai tokių siūlų per Jeans Sanesgard ir Tweed. O kodėl aš iš tokių ėmiau? Nes aš nenorėjau vienspalvių, norėjau, kad būtų vėl kažkoks. Bet, dryžių taigi nenorėjau dėti, tai susiradau Tweed. Sanesgard turi tik tais. Ir čia yra norvegiška vilna ir dar kažkokia Peruvian. Tai žodžiu. Jeigu pamenate, skarelė buvo irgi iš tokio pat, tik tais Tinpergint, tai yra, jis buvo plonesnis. Tai pasirodo, gali būti, kad man jisai kas. Ir kas su šituo megztiniu kardiganu nutiko. Viskas mezgasi gerai, teko paradyti. Ir tu jau pasakysiu, kodėl man teko jį paradyti. Nes vėl mezgu XL dydį. Aš mėgstu tokius oversize'us. Ir aš kai numezgiau čia iki tiek kažkur, pasimatavau ir supanikavau, kad man nugarui labai jau gaunasi tokios bangelės. Tai aš čia galvoju, tada jeigu aš mezgu toliau, arba liks mamai, jeigu įtilps, arba, tiesiog, arba man bus žiauriai per didelis, nes išsiskalbus turėtų padidėti 30 cm. Tai galvoju, jeigu man čia dabar yra bangelės, tai kai jis padidės, tai man ten aš skęsiu šitam. Tai visą šitą išardžiau ir ką padarėm. Pridėjom sumažinom akių skaičių pridėjimą tarp rankovių, pažastyse. Ir kai reikėjo pridėti 10 akių, pridėjom po 2 akis. Reikėjo kiekvienoje pusėje po 10, tai yra 20 akių pridėti, aš pridėjom po 2 akis. Nežinau, kodėl nepagalvojau tada, nes aš jau numezgus, bet iki pat čia pagalvojau, kad jau galėjau pridėti tiek akių, kiek reikalauja, tarkim, L dydis. Aš nusprendžiau, kad tiesiog užteks 2 akių pridėjimo, visą tą numezgiau ir pasimatavau. Ir kas man gaunasi, aš pakol kas įtelpu, bet tikėtina, kad neužsiseksiu aš to megztuko. Tai, kaip sakant, viena laimė, kad jis yra toks perskirtas, nes aš tiesiog vaikščiosiu su tuo megztuku neužsisegus. Ir dabar yra klausimas, ar man daryti tada tas sagas, ar nedaryti. Bet aš šį megztuką mezgiau dėl to, kad norėjau išmokti, kaip daryti sagas ir skylės sagom. Lieka dabar apmąstymų, ar daryti, ar nedaryti. Nes aš net neįsivaizduoju, kokius tas sagas čia dėti. Tai man dar ne vienas mezginys nesigauna taip, kaip viskas pagal aprašymą. Nes aš, sakau, supanikavau, reikėjo nepanikuoti ir tiesiog megzti.
Didesnis dydis yra daug geriau negu mažesnis, nes didesnį užsidėsi, mažesnį tai jau niekaip. Šiuo atveju aš tai dar išsigelbėjau. Aš kai čia jau numesgiau, iš tikrųjų, pirmin atgal megzti man kažkokią kankinę. Mesgi pirmin numegzti vien tik gerom akim yra, viskas tvarkoj, bet atgal toks jausmas mesgi tom blogom akim ir pabaigos nėra. Tai va, ir pereinau dabar mezgu rankovės Italian Magic Loop metodu. Neatsinešiau, aš čia bandžiau visaip megzti. Nusipirkau ketvirto numerio, nes šitas megztukas mezgu ketvirto numerio. Ir buvo vienas virbalas ketvirto numerio, kitas 375, kad blogom akim megzti. Tai nusipirkau ketvirto numerio Čiagų tą mini short virbaliuks su 8,5 cm ilgio ir 5 cm. Tai aš pabandžiau čia su ketvirtu numeriu, pirmas 3 eilės megzti ir viskas, pasidaviau. Vienas dalykas, tikrai gaunasi, aš galvoju taip, kadangi, kaip čia pasakyti, logiškai, kadangi čia pridėjau tik 2 akis, tai man ir rankovės per daug aptemptos, reiškia bus. Ir galvoju, megsiu su to ketvirtu, nes kai apvaliai mezgasi, tai sako, laisviau vis tiek mezgas negu pirmin atgal. Tai galvoju, megsiu to ketvirtu numeriu. Tai išmezgiau 3 eilės, man atrodo, čia ir matos. Ir man žiauriai skaudėjo delną. Delną tai ties šiom vietom. Tai tada pasiėmiau savo senesnius virbalus, 375, 10 cm irgi iš zingo. Mezgiau, nemažai numezgiau, bet vis tiek jaučiu, kad man ta delna vis tiek skauda. Tai tada sugalvojau pasidaryti 2 virbalus, megzti su 2 virbalais, kaip ant vieno kabo, ant kito sumezgėkis. Taip pamezgiau, bet man vis tiek kažkodėl skaudėjo tą delną, ne tiek skaudėjo, bet gali būti, kad per daug mezgu ir dėl to man čia tą delną skaudėjo. Tai galiausiai grįžau prie seno būdo kaip megzti, tai man seno, tai Magic Loop metodu. Ir atrodo pakol kas, kad to prasiskyrimo tokio ir nėra. Tai realiai man čia, jei neklystu, man jau čia turi prasidėti ribas. Aš jau čia padariau ir dar kas nutiko su tuo megztiniu. Tai, aš galvoju, rankovė yra rankovė, tiesiai mezgu ir viskas. Tai gerai, kad nusprendžiau paskaityti tą aprašymą. Pasirodo, yra mažinimai daromi rankovėje, kadangi pas mane gaunasi mažiau akių negu originaliam aprašyme mezgant tą dydį. Tai aš matematiškai išsivedžiau, kad man reikėjo tiesiog 50 eilių megzti. Tiesiog tiesiai, tada susilyginu su aprašyme esančių akių skaičium ir mezgu toliau. Ir aš jau dabar esu padarius tos mažinimus, galvoju, dar vieną eilę numegsiu ir jau čia man galėsiu daryti ribą, megzti toliau kitą. Norėčiau iki trečiadienio numegzti jau ir kitą rankovę ir tada pradėti daryti tą apdailą. Čia yra ne paskutinis mano procesas. Paskutinis mano procesas ir pradėtas ganėtinai neseniai. Tai parodysiu visą savo, nedaug turiu. Tai tik antrą pusę, čia vien tik siūlai. Vien tik siūlų galas matosi. Aš čia ką, blogai, čia susisukia. Tai pakol kas čia nieko doro nesimato. Ir kas čia bus? Čia yra mano pirmas mezginys, kuris yra ne iš Petit Knit aprašymo. Tai štai taip turėtų gautis. Mezgu iš tokių siūlų, kuriuos ir rekomendavo Sunny's Garden Line. Tai yra 53% medvilnės, 33% viskozė ir 14% linas. Mezgu su 375. Šiaip aprašymė rekomenduoja 4 numerio, o aš mezgu su 375. Žinokite, čia įvyko stebuklas ir aš pasidariau mėginėlius. Šitą net išploviau. Tai po išplovimo man, koks buvo tankis, toks ir liko. Ir pabandžiau su 375 megzti ir man gaunas toks pat tankis, tiek pat 10 cm, tiek pat telpa akių, kiek ir šitas, ir man šitos akis man gražiau atrodė, tai todėl nusprendžiau megzti ne su 4, o su 375. Pirmą kartą turiu mėginėlį, kas gaunasi toks
Ir aš turėjau visada tuos kojinėm nusipirkus žymeklius, aš galvojau, ką man jų reikia. Nu, nusipirkau, biką turėtų, bet jų nenaudojau. Tai dabar man labai jos praverčia ir mezgu dabar aš, oje, tu kažkas čia prisidariau. Tai va, nugarą, kai parodysiu, geriau atrodo. Tai visa konstrukcija yra tokia pat kaip mano kardigano. Viskas mezgasi kaip ir taip pat, tik tais su šiais siūlais man gavosi, kur akių prisidėjimas, čia siūlo makalynė, čia reikia susitvarkyti, gavos didelės skylės, čia kažkur pridėjau, kaip pridėjau. Ir parodė, kaip ištaisyti. Tai dabar gavosi, taip gražiai, man gražiai. Tai va. Ir šitą darbą aš mezgu su Knit Pro mediniais virbalais. Čia irgi turiu rinkinį nusipirkus iš vienos mezgėjos. Ir galvoju, pasimsiu medinius, nes man kažkodėl susišvietė, gal ne taip slys siūlas ant tų medinių. Ant jų ir neslysta, bet man ir iš vis jis neslysta. Tai norėtųsi, kad būtų biškai truputį daugiau slystų. Tai va čia dar bus aprašymas. Kas man nepatinka, aš dar kur nesusigaudau, tai tos pirmos akys mezgi. Gražiai gaunasi, kai yra pirma akis nukeliama, šitam aprašyme buvo būtent pabrėžiama, kad turi tą pirmą ir paskutinę akį išmegzti gerąją akim. Ir aš nesusigaudau su ta pusė. Man taip negražiai, bet galvoju, čia vis tiek užsidės apykaklė, tai nesimatys, bet nepatinka man. Nesuprantu, niekuomet nesusigaudžiau su tom pirmom akim, ką daryti, ir vis dar nesusigaudau. Bet čia jau yra mano problemas, aš vis neatsimenu, man reikia gal užsirašyti kažkur. Tiek mano procesų. Labai norėtųsi man šitą darbą baigti dar vasarą, arba bent jau rugsėjo pradžio, ir kad rugsėjas būtų šiltas ir galėčiau dar užsidėti. Bet aš iki rugsėjo noriu pabaigti ir savo kardiganą, nes irgi noris rugsėjai jau išeiti, kai bus biški vėsiau, jį tiesiog užsimetus. Tai va, darbų yra daug ir aš matau, kad jau apie mezgimą kalbu valandą, kai apie siuvinėjimą 15 minučių maksimum. Todėl ir sakau, kad galbūt man jau reikia keisti YouTube kanalą į kokią nors su mezgimu labiau susijus. Ir žinoma, pabaigai bus keletą pirkinukų. Aišku, pirkinukų buvo tikrai daugiau, nes visus siūlus man reikėjo susipirkti. Aš mezgimo siūlų atsargų neturiu. Nors meluoju, turiu vieną nusipirkusi tokiam šalikui, kur mezgė ir Kristina megzti paprastą. Ir aš nusipirkus ten dropseir, man atrodo. Tai vat vienintelės atsargos, kurias aš turiu, mezgime išskyrus koininius siūlus. Koininių siūlų atsargų turiu daugiau negu proto, bet vat megztukams paleidiniams aš siūlų visiškai neturiu. Tiesiog aš, kai pradedu megzti kažką, aš tada ir nusipirku. Pakol kas einu gerai, kad norėjau parodyti pirkinukus. Pirkinukų tų siūlų nerodysiu, nes jau visus matot, visi yra mezgami, tai visi tie yra pirkiniai mano. Jeigu taip kalbant, visas tai yra mano pirkiniai. Aprašymai irgi yra mano pirkiniai. Tai parodysiu tik keletą pirkinių. Tai birželio mėnesį aš buvau Nusinerk organizuojamame mezgimo branče. Tada ir nusipirkau štais tokius virbalus pabandymui. Čia 3,5 numerio, čia kaip ir naujiena lyg ir. Dar net neišpakuota. Ir 2 numerio Clover. Tai čia jau yra kažkokia koinė. Norėjau išbandyti, nes dar tokios firmos neturėjau virbalų. Tai pasižiūrėsim. Kada nors išbandysim po kažkiek. Nusipirkau vieną knygą iš Saulės siūlo, mezgimo knygą, bet tai yra ne rūbų mezgimo. Tai yra štai tokia žaisliukų mezgimo knyga. Aš neriu žaisliukus ir noriu pabandyti megzti žaisliukus. Tai va, šiaurė, tokia panička. Tokia faina, tokia graži. Tai labai noriu pradėti, bet aš daug turiu norų ką pradėti.
ir neturiu tiek laiko ir neturiu tiek rankų. Čia jau viskas, ką aš norėjau jums parodyti. Tai viskas. Jeigu turit kokių komentarų, kokių pastebėjimų, tai visada aš jūsų lauksiu komentaruose, nes malonu gauti atgalinį ryšį ir malonu pabendrauti. Tai iki kito karto, gerų jums kryžiukų, gerų jums akių ir atraskit laiko savo pomėgiams. Tai iki kito karto, ate.